Tai norėčiau pasakyti dėl 5 procentų pirmiausia, tai yra visai kitoks mokestis nei 15 procentų. Jeigu 15 procentų tai yra gyventojų pajamų mokestis, kurį mes galime susigrąžinti ir kuris yra skaičiuojamas nuo mūsų gautos naudos, mes galime skaičiuoti pajamas, tai yra išlaidas tam parduotam turtui, mūsų parduotam turtui ir juos galima 1200 susigrąžinti, tai yra už parduotą turtą per metus, tai eurais bus kita suma, tai 5 procentai yra mokestis apyvartos. Jeigu mes samdom rangovus, jeigu mes vežam medieną, mes atliekam bet kokį darbą ir sumokam PVM, tai PVM taip pat apmokestinamas 5 procentais. Tai yra dar kartą papildomas mokestis prie visų jau sumokėtų mokesčių. Čia yra šitas dalykas iš viso neįmanomas. Iš esmės šitą reikia šnekėti ir čia yra pats didžiausias motyvas. Dabar dėl tų lėšų, kurios yra surinkamos keliams, 5 procentai tai didelės ar nedidelės lėšos, bet galiu pasakyti, kad labai priklauso nuo to, kas tose komisijose ir dalyvaus. Tai bus miško savininkų asociacijų atstovai, tai bus savivaldybių atstovai. Mes deleguojam iš Anykščių rajono savivaldybės vieną asmenį, kuris prižiūri vietinius kelius ir deleguosim į 2 urėdijas, nes, žinot, urėdijų ribos nesutampa su rajono ribomis. Pirmiausia, tai Anykščių urėdija ir Kupiškio urėdija. Ir žiūrėsim, kad tos lėšos būtų labai efektyviai panaudotos. Tai yra, kad neišpilta kažkur tai į balą, tas žvyras panaudotas, reiškia, jis prapultų, paprašiau būtų sumaigytas ir ištalžytas per visą tą kelio atkarpą, kad būtų keliai iš tiesų, kokia be būtų suma, 150 ar 100 tūkstančių eurų skirta metams, bet jie būtų panaudotas su liekamąja verte. Tokia situacija, aš tikiu, kad kiti metai bus geresni, šiek tiek protingesni, bet iššūkių turėsim, tikrai nebus liūdna.